Labas rytas visiems. Šiandien mes važiuojam pasižiūrėti man kosmetinio staliuko. Radom vieną parduotuvę, kurioje turi gan nemažai jų ir įvairiausių stiliaus, bent jau kiek matėm internete, tai norim pasižiūrėti gyvai, kaip atrodo. Tai aš jums pasiimsiu kartu ir bandysiu kažką išsirinkti, nes nežinau, kiek matėt, kiek nematėt, mano grožio kambarys spinta per brūkšnelį ofisas šiuo metu dar yra visiškai neįrengtas ir yra visiška betvarkė. Vat vienintelis kampas, kuris gerai atrodo, tai yra mano makiažo lagaminas. Visa kita yra sudėta štai čia ant kėdės, ant dėžės. Nu, žodžiu, yra visiškas bardakas. Kaip mato, čia yra viskas ant lagaminų sudėta. Tai, žodžiu, po biškutį reikia įsirengti ir sutvarkyti. Taip pat galvoju dar ką čia su sienom sugalvoti irgi. Gal kažkurią sieną kažkaip perdažyti, ar kokius tapetus, ar dar kažką dėti. Nu, žodžiu, kažką sugalvosiu. Tai va, tai žodžiu, šiandien toksai planas važiuoti ieškoti kosmetinio staliuko. Ir jeigu norit sužinoti, ką turiu ant lūpų, tai išsitraukiau labai senus lūpų dažus iš Make Up Foreverio. Ir šita spalva yra numeris 10, daugiau nieko nerašo. Bet, žodžiu, aš tą dar pirkau Lietuvoje. Palaukit, ar ne Lietuvoje, ne, meluoju, žinau, kad aš dar Airijai pirkau, jo. Tai va. Ir tarp kitko, žinau, kad šitus blizgesius žiūrėjau aną dieną Sephora, tai kainuoja, jeigu neklystu, man atrodo, 175 rijais, tai kaip būtų 175 litai. Aš dabar, žinokit, neatsimenu tiksliai, kiek kainavo Make Up Forever parduotuvėje Vilniuje, bet jeigu neklystu, jau angliškai su jumis kalbu, buvo kažkas, man atrodo, apie plius minus 30 eurų. Tai aš kaip minėjau, čia yra visokios tokios kosmetikos kur kas brangesnės. Outfitas pas mane šiandien labai paprastas, šitie auskarai yra iš kiniečių. Šitą suknelę jau matėte, tai yra iš Massimo Dutti, diržas irgi yra iš nuo kažkurios suknelės iš kiniečių. Nieko, žodžiu, ypatingo. Ir basutės mano, aš jums galiu parodyti, bet turbūt irgi matot jau ne kartą, tai bus iš Clarkso. Štai šitos. Va. Tai, žodžiu, nieko labai ypatingo. Tai va, tai einu pasižiūrėsiu, ar vyras išsikutė. Šiandien yra paskutinė atostogų diena. Jau turbūt šiandien nebelabai kas švenčia. Vakar tai čia, žinokit, šventė kaip turi būti. Vakar netgi naktį mes skambinom į apačią administraciją klausti, iš kur muzika sklinda, nes mes galvom, kad čia kažkur tai kieme kažkoks vakarėlis, dar kažkas vyksta vidury nakties, o pasirodo, kad čia žmonės šventė karnavalą visiškai kita miesto gale ir pas mumis labai gerai girdėjosi. Tai iš tikrųjų sakiau, kokią jie turi audio sistemą, kad tai per visą miestą net skamba, kad iki mūsų daėjo. Tai va, tai žodžiu, vakar buvo paskutinė šventimo diena, tai jau šiandien turbūt bus tylu, ramu. Nors iš tikrųjų tai man visiškai nesvarbu. Jeigu, žinokit, noriu miego, tai aš galiu ir vidury naktinio klubo užmigti. O tarp kitko, vieną kartą man taip ir yra buvę. Nežinau, kiek metų atgal, bet kažkada esu užmigusi iš vienų iš naktinių klubų. Tiesiog buvau pavargus, atsisėdau ant sofutės ir užmigau. Tai va, visokių bairių būna. Vienu žodžiu, viskas. Tada einu pasižiūrėsiu, ar išsikuitė vyras ir važiuosim ieškoti man staliuko. Kai pakeliu užsukomės dar į vieną prekybos centrą, visiškai netoli tos parduotuvės, apie kurią aš prieš tai minėjau, nes čia turi labai daug baldų parduotuvių, bet žinokit, radau kosmetikos staliukus tik tai dviejose parduotuvėse. Vienas nepatiko, kitas realiai išgalvoju yra per brangus. Pamiršau jums nufilmuoti, bet tiesiog tai yra paprastas staliukas su šiek tiek dekoracijų ir kainuoja 4000 rijais. Tai būtų kažkas apie 4000 litų. Tai aš galvoju, kad tikrai neapsimoka, nes to parduotuvėje, į kurią mes važiuosim, labai nerealių staliukų buvo po maždaug plius minus 1000 rijais, tai apie 1000 litų. Tai maždaug čia plius minus kažkur tai 300 eurų. Nu tai dar galima tiek mokėti. Bet pavyzdžiui, virš 1000 eurų, tai aš galvoju, kad yra visiška nesąmonė. Tai va. O dabar išaugom ir atėjom pavalgyti į Baked Potato. Tai yra štai tokia vieta. Ir kas tai yra visokie patiekalai su bulvėm ir pagrindinis patiekalas, kaip matote tenais video, priekyje yra bulvė, kurią tiesiog perpjauna ir į vidų gali dėti kokį nori priedų, ten tarkim sūrio,
kumpio, kažkokiu padažu ir taip toliau. Tai aš užsakiau savo su čedariu ir su provolonės sūriais. Tai va, tai aš parodysiu ir tarp kitko, man atrodo, kad aš kažkuriam iš savo vlogojų jums rodžiau. Tai man labai labai patika šita vieta, labai iš tikrųjų skanu, toksai paprastas, skanus maistas. Davė mums štai tokį daiktą ir kada šitas daiktas supipsės, vadinasi, reikia eiti pasiimti maistą. Tai šiaip idėja labai gera, nereikia kažkur tai stovėti kampe ir laukti, kada bus paruošta. Kaip šiandien, žinokit, karšta jūs neįsivaizduoja, turbūt kokie, plus 35. Aš taip ir kai atsikėliu, tai galvoju tokiu oru, čia tik tais kur nors pliaže gulėti. Agora a gente pode fazer com em setembro também. A gente pode fazer com em setembro, porque eu queria o modelo pronto para você dar uma olhada. Agora? E precisava ser um pouquinho mais larga, eu acho também. How do you feel? Online looks much bigger. Eu tenho uma maior de 1,30 m por 40 de profundidade. Quanto tempo vai ficar? 30 dias. Vieną lyg tai išsirinkau, bet dar šiek tiek pavaikščiosim aplinkui ir apsižiūrėsim, dar šiek tiek pagalvosiu, nes mačiau kelis fainus labai makiažo staliukus internete taip pat, tai dabar tik tai reikia nuspręsti, kurio aš noriu. Taip pat aš šiek tiek vaikštom parduotuvėj, kuri vadinasi, jeigu neklystu, Prasalandija, tai čia yra, kaip matot, visokio namams daiktai, virtuviai, žodžiu, tiesiog tokie buitiniai dalykai. Išsirinkau kosmetikos staliuką, kuris nėra kosmetikos staliukas, aš jums tai parodysiu. Tai yra štai toks daiktas. Kaip matot, tai yra toks kaip stalas. Čia yra štai stal. Čia aš to pasakysiu, ką su juo darysiu. Tai pirmas dalykas, aš jį planuoju visą perdažyti. Aš jį perdažysiu ko gero baltai ir su juodom arba auksiniam detalėm. Ir ant sienos kabinsiu didžiulį veidrodį, tik tais dar nežinau, ar su šviesom, ar atskirai darysiu šviesas. Tai va, kaip matot, bus toksai. Žinau, kad dabar vaizdo nėra kažkokio labai įspūdingo, kadangi tai yra gulėjęs parduotuvėje ilgą laiką, apdulkėjęs ir taip toliau. Bet manau, kada perdarysim, bus labai labai fainas. Tai sakė, gali atvežti tik tai kitą savaitę. Tai kitai savaitę reikės nusipirkti dažų, visų priemonių ir tada bandysime jį perdaryti ir padaryti labai gražų. Ką, grįžom iki namų truputį, apsitvarkėm, pailsėjom ir dabar važiuosim į viešbutį. Tai aš jau eilinį kartą padarysiu kambario turą ir parodysiu, kaip viskas atrodo. Ir galvoju, ko gero, aš sujungsiu 2 dienas. Kažkaip aš šiandien nieko daug nefilmuoju, nieko nepasakoju, tai man atrodo, žinokit, bus šiandien vlogas ir rytojaus vlogas viename. Tai va, tai žodžiu, einam ieškoti Uberio ir sekantis prisijungimas kambaryje. Ok, žinokit, galiu pasakyti taip, kad čia yra pats nerealiausias viešbučio kambarys, tiksliau turbūt čia visas namas. Gali skaityti kaip visas namas, kokiame esu buvusi. Tai aš jums dabar parodysiu. Tai va, čia yra įėjimas. Ir tik įėjus, čia šone yra štai toks baras. Čia visokie gėrimai ir panašiai. Žodžiu, aš paskui dar iš priekio parodysiu. Čia yra žaidimai, Xboxai ir taip toliau, kaip matote, tai yra 3 iš viso. Čia yra biliardo stalas, šiaip apšvietimas yra toks ganėtinai tamsus, tai aš nežinau, kiek jums čia matosi. Čia yra tokios dekoracijos, kadangi šitas viešbutis yra kaip ir su Japonijos elementais. Čia štai toks stalas, žodžiu, čia toks praėjimas, nieko įspūdingo. Čia yra dar 2 vietos žaidimams, ten spintelės, nes čia labai daug kas, man atrodo, nuomojasi šitą kambarį namo, kaip sakyti, visokiam vakarėliam. Čia nežinau, kas yra, čia užrakinta, dar antram aukšte nebuvau, bet aš jau to parodysiu ir pabandysim pasižiūrėti. Čia štai kaip atrodo, čia 1 aukštas skaitosi, tai žodžiu, čia yra kaip lovas padarytas, nežinau, kas čia. Čia irgi sofos ir panašiai. Čia šitaip atrodo, kas čia yra. Čia yra tualetai ir panašiai. Veidrodis, kaip matot, čia, man atrodo, dar vienas yra tualetas. Jo, matot, net suskirstyta yra, kur moterim, kur vyram.
Čia atsarginis išėjimas. Va ten va labai fainai. Ten yra žuvis. Žiūrėkit, kokios didelės. Štai. Ir dabar, taip, man atrodo, čia yra DJ sistema. Aš tak bandysiu iki ten daeiti. Čia, žodžiu, palipi laiptais. Ir čia yra tokia scena, kaip padaryta. Čia visi šitie televizoriai, jie visi įsijungia. Ten įsijungia visi apšvietimai. Ten aš matau, aha, kaip ten mano vyras pateko, reikia eiti man ieškoti. Žodžiu, bandysiu aš dabar ir iki ten daeiti. Ir jums tuomet viską geriau parodyti. Nes, kaip sakiau, dar net nespėjau būti antrame aukšte. Mes specialiai važiavom dieną, kad čia visi dieną praleisti. Čia visokie žaidimai yra, viršui turi būti kažkur, tai nežinau, sukūrinės vonios. Tai va, einam, žiūrėsim. Tai žodžiu, čia yra pirmieji laiptai. Bet man atrodo, kad čia yra 3 aukštai. Aš nežinau, žinokit, tuoj pasižiūrėsim. Tai va, tik užlipus viskas atrodo štai taip. Aha, aš jums parodys, kas yra toj pusėj, pamatysit. Čia, tai kaip atrodo, nieko ypatingo. Tai, man atrodo, kad ten bus įdomiausiai, nes aš jau vienu akies kampu mačiau. Ai, va, matot, sakiau, kad yra dar vieni laiptai. Sorry, jeigu manęs gerai negirdit. Bet va, čia pavyzdžiui yra dar vieni tualetai. Taip, ir ten, tuoj aš jums parodyta, čia yra dušai padaryti. Tai kaip matot, man atrodo, kad čia turėtų būti sauna. Jo, čia ko gero bus tas steam sauna vadinama. Einam toliau. Čia yra, kas čia yra. Čia irgi miegot vieta. Ir štai pažiūrėkit, kaip nerealiai, ne? Eina savo geriau, atrodo, žinokit, geriau negu nuotraukai. Ir geriausias dalykas, kad visa tai yra po atviru dangumi. Ir kaip matas kamputis žalias išlindęs, tai galima stogą uždaryti ir galima atidaryti. Tai iš tikrųjų žiauriai nerealiai. Čia ale tokia didžiulė vonia, mini baseinas, gali sakyti. Tikrai labai fainai atrodo. Ai, čia yra barbecue vieta. Štai, kaip matot, yra visi stalai, yra barbecue, mes barbecue ko gero nekepsim, nieko neatsivežiam, užsisakinėsim maistą. Čia yra kriauklė, čia stalas, kėdės, kur sėdėti. Ir, man atrodo, šitam aukšte viskas, tai einam žiūrėti, kas yra 3 aukšte, nes, kaip ir sakiau, pasirodo, kad čia yra 3 aukštai. Tai, kaip matot, visa tai yra viešbutyje. Tai skaitosi viešbučio kambarys, bet aš galiu pasakyti, kad čia yra kaip didelis namas. Tai va, dabar pažiūrėsim, kas yra viršuje. Ai, viršuje čia yra kaip miegamasis padarytas. Tai va, kaip matot, čia yra kriauklės. Čia yra alito japoniško stiliaus vonia, sakau, lova. Va, labai fainas dekoracijos ant sienos, ten yra veidrodis, toliau čia yra irgi japoniško stiliaus staliukas, čia yra visokiausi snacksai ir panašiai. Kas čia toliau, turbūt per langą matosi, taip tavo ne, jau kaip matot, čia kažkokia gėlytė. Čia yra džakuzis, labai fainai. Ne, čia man atrodo, kad neatsidaro stogas. Tai va, čia yra tik tai džakuzis. Ir čia yra dušai, man atrodo, jo. O kas ten yra? Jėzus, klausykit, čia eini, galo nėra. O čia yra... čia yra tik tai tualetas, tai jau nieko ypatingo. Tai va, tai dabar, man atrodo, žinokit, kad aš jau jums viską parodžiau. Tai kaip matot, iš tikrųjų, viešbučio kambarys yra tikrai nerealus. Tai kaip sakiau, bent aš fainesniam dar nesu buvus. Tai vat labai iš tikrųjų įdomiai. Tai žodžiu, mano toksai turas ir kaip sakiau, tikiuosi, kad jums gan neblogai matėsi ir girdėjosi. Labas rytas visiems, tai kaip ir žadėjau, aš filmuoju antrą dieną, kad būtų vlogas ilgesnis bei įdomesnis. Tai mano pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai reikia išplauti štai šitą visą dalyką, kas yra
kriauklėje, kaip matote. Ir tada mes keliausim į kepyklą netoli mūsų namų ir ten valgysim pusryčius turbūt per brūkšnelį pietus, kadangi jau yra pakankamai vėlu. Pamiršau, žinokit, nufilmuoti savo maistą, bet sumalkit, kaip man, tai valgau šitokį kaip pyragėlį su dešrele. Ir labai iš tikrųjų skanu ir ten geriu apelsinų sultį. Žinokit, taip karšta, kad dar kavos nenoriu, tai jaučiu tik tai pavakarį gerti. Tai va, tai sorry, kad užmiršau nufilmuoti, dabar tai valgau ir galvoju, tik neparodžiau. Šiaip nelabai mėgstu kramtomos gumos, bet mane vyras įkalbėjo pabandyti šitas, vadinasi Babalu. Ir sakė labai skanios, tai va, išragausiu. Ar grįžom namo ir kaip visą laiką parodysiu greitai mūsų pirkinius. Tai pirmiausiai buvo katytėm visko labai daug. Tai štai čia yra iš veterinarijos yra smeliukas, nes reikia šiandien pakeisti. Ten yra maistas, aną kartą mums šito premjer davė tokį kaip pavyzdį parduotuviai paragauti ir katėm labai patiko, tai dabar nupirkom didelį maišą. Čia jom šlapio maisto. Patikėk, kad manim tiek, žinau, kad čia turbūt, savaitį gal pusantros. Nes ištisai šlapio maisto prašinėje. Paskui ten viduje yra, taip, yra mano ledai. Reikia valgyti, jau tirpsta. Ir paskui yra kava, apie kurią aš jau aną kartą minėjau. Tai kavytės visą laiką reikia. Ir vienas daiktas yra iš kepyklos, tai yra sausainiai. Šitie sausainiai mano yra šiuo metu patys mėgstamiausi. Tai man atrodo, žinau, kad aš jau paskutinį kartą prisijungiu, dar nėra labai vėlu, bet aš šiuo metu visą vakarą tvarkausi namus ir esu dar tik įpusėjus, tai man atrodo, aš iki kol eisiu miegoti ir tvarkysiuosi, tai kažko ypatingo jau nebepriveiksim. Tai aš labai tikiuosi, kad jums patiko dar vienas dienas su manimi. Kaip visada, nepamirškit paspausti thumbs up apačioje, prenumeruoti mygtuką ir mes pasimatysim mano kituose filmukuose bei vloguose. Iki!